Sveiki, mano vardas Mindaugas, įmonėje esu atsakingas už upsus, akumuliatorius ir maitinimo šaltinius. Šiandien kalbėsime apie maitinimo šaltinius, kurie montuojasi ant DIN bėgelio ir turi akumuliatorių krovimo funkciją. Svarbiausia funkcija šitų maitinimo šaltinių - užtikrinti nepertraukiamą elektros energiją, dingus elektros energijai iš tinklo. Šie maitinimo šaltiniai mūsų asortimente yra naujiena. Turime jų 4 modelius. 12 V maitinimo šaltiniai yra 3 ir 5 A, 24 V yra 1,5 ir 2,5 A. Prie kiekvieno maitinimo šaltinio galima prijungti 2 akumuliatorius nuo 7 iki 12 Ah. Žinoma, prie maitinimo šaltinio galima prijungti ir didesnės talpos akumuliatorius, tačiau jų krovimas truks pakankamai ilgai. Įjungiant akumuliatorius prie maitinimo šaltinio labai svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikoma bendra įtampa, kurios reikalauja maitinimo šaltinis. Prie 24 V turime išlaikyti 24 V akumuliatorių sistemą, prie 12 V turime užtikrinti, kad bendra akumuliatorių sistema būtų 12 V. Kiekvienas maitinimo šaltinis turi štai čia kampe potenciometrą, su juo galima reguliuoti įtampą tam tikrame įtampų diapazone, kuris yra toks. Maitinimo šaltinis yra montuojamas ant standartinio DIN bėgelio. Prieš montuojant maitinimo šaltinį naujose namuose reikia iš anksto numatyti vietą akumuliatoriui. O dabar keliaukime pasižiūrėti pavyzdinę pajungimo sistemą. Ties šitą vietą mes jungiame elektros energiją iš elektros tinklo. Ties šią vietą maitinimo šaltinis atiduoda silpną elektros srovę, kurią esame nustatę su potenciometru. Šioje vietoje prie maitinimo šaltinio prijungiame akumuliatorių. Mirksinti lemputė rodo, kad kamera šiuo metu yra veikianti ir elektros energija jai yra tiekiama iš elektros tinklo. Turime situaciją, dingo elektra. Kamera veikia kaip veikusi, šiuo metu elektros energija jai yra tiekiama iš akumuliatoriaus. Kai indikatorius dega raudonai, tuo metu maitinimo šaltinis naudoja elektros energiją iš akumuliatoriaus. Elektros energija grįžo į elektros tinklą, indikatorius užsidega žalia spalva. Išjungus elektros energiją, lemputė mirksi kaip mirksėjus, kameros darbas yra nepertraukiamas. Dar keletas labai svarbių parametrų, kalbant apie šį maitinimo šaltinį, kuris turi galimybę krauti akumuliatorių, dar kitaip tariant, turi upso funkciją. Tai yra tai, kad maitinimo šaltinis, dingus elektros energijai iš elektros tinklo, perjungia elektros tiekimą iš akumuliatorius per 40 nanosekundžių. Jis turi apsaugą nuo per gilaus akumuliatoriaus iškrovimo ir jis taip pat turi apsaugos nuo virš įtampio ir trumpojo jungimo. Ir apibendrinant, tai yra must have dalykas, statant naujus namus arba norint namuose gyventi ramiai ir žinoti, kad dingus elektrai tavo routeris arba saugos sistema, kameros, signalizacija veiks puikiai, ramiai ir galėsite ramiai miegoti. Visus šios produktus galite įsigyti pas mus BK grupėje, jie laukia jūsų. Kilus visiems klausimams dėl maitinimo šaltinių, akumuliatorių ar upsų, rašykite tiesiai man. Kontaktus rasite žemiau apačioje. Ačiū ir iki.